Sveiki, šį kartą Surplys ir Gaublys šiek tiek kitokia laida, nes noriu Jums pristatyti tarptautinę konferenciją, kuri vyko Seime ir kur diskutavome apie krikščionybės ateitį Europoje. Tikiuosi, Jums patiks ir sukels minčių. Žiūrėkite. Tai noriu pristatyti, kad šią konferenciją organizuoja viešoji įstaiga Krikščioniškos demokratijos ir tradicinių vertybių centras. Tai yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos analitinis centras. Mes Seime neseniai priėmėme įstatymus, kurie atvėrė galimybę politinėms partijoms, taip kaip yra daugelįje ES šalių, steigti savo analitinius centrus. Tai štai šis Krikščioniškos demokratijos ir tradicinių vertybių centras yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos analitinis centras. Tokius centrus turi dabar jau daugelis Lietuvos parlamentinių partijų. Kartu su mūsų centru šią konferenciją organizuoja ir Europinis Salux fondas, kurio direktorius Johannes de Jong šiandien yra su mumis. Tai vėlgi noriu pasakyti, kad tai yra Europos krikščionių politinio judėjimo analitinis centras. Europos krikščionių politinis judėjimas yra Europos lygio partija, tokia kaip Europos liaudės partija, Europos socialistai, liberalai, taip yra ir krikščioniška partija, ir štai jos fondas kartu su mumis organizuoja konferenciją, ir tas fondas yra finansuojamas iš ES biudžeto ir jungia 13 analitinių centrų, kurie specializuojasi krikščioniškoje politinėje mintyje iš 13 valstybių. Šiandien su mumis užsiregistravo dalyvauti diskusijoje atstovai iš 20 šalių. Tai galim dabar pamojuoti vieni kitiem, mes čia Lietuvoje ir mūsų užsieniečiai yra ekrane. Džiaugiuosi, kad su mumis šiandien užsiregistravo dalyvauti mūsų gerbiamas mylimas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kuris dar tars mums sveikinimo žodį, taip pat Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, prezidento vyriausiai patarėja Asta Skaisgirytė, mūsų ambasadorius Egipte Artūras Gailiūnas, Seimo narių visa eilė, Rimantė Šalaševičiūtė matau salėje, Aurelijų Verygą matau salėje, kai kurie dar turbūt ateis vėliau, Petrą Gražulį matau salėje, nors ir nebuvo užsiregistravęs, bet ačiū, kad Petrai esi su mumis. Taip pat turime, aš suskaičiavau bent 4 krikščioniškas denominacijas, pradedant Romos katalikais, baigiant kalvinistais, liuteronais, unitais ir netgi Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios Lietuvoje atstovais. Prisijungti turi su mumis būti Europos parlamento nariai, parlamentarai iš daugelio Europos valstybių, įskaitant, pavyzdžiui, Austrijos Senato užsienio reikalų komiteto pirmininkę, buvusią Senato pirmininkę ir taip toliau. Taigi tikrai turime platų spektrą žmonių, kuriems Europoje rūpi krikščionybės ateitis. Tai tiesiog įgarsinsiu, tai yra atstovai iš Armėnijos, Austrijos, Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinių Amerikos valstijų, štai turime ambasados atstovus Jungtinės karalystės, Kroatijos, Lenkijos, Moldovos, Nyderlandų, Prancūzijos, Sakartvelo, Suomijos, Šiaurės Makedonijos, Švedijos, Vengrijos, na ir aišku Lietuvos. Taigi gaunasi tokia kaip krikščioniška Eurovizija ir tikiuosi, kad mes šiandien laimėtojų nerinksim, bet tikrai gerai praleisime laiką. Tai, mielieji, kodėl kilo tokia idėja? Iš tikrųjų, matome, kas vyksta, matome tuštėjančias bažnyčias Europoje, matome įsigalinti individualizmą, vartotojiškumą. Kaip aš mėgstu juokauti, egoistas šiais laikais yra tas žmogus, kuris negalvoja apie mane. Atkreipiu dėmesį, kad tas individualizmas, vartotojiškumas skverbėsi ir įvaro pleištą ne tik tai tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų visuomenėje, bet ir tarp pačių tikinčiųjų. Taigi turime iššūkį, apie kurį dar vis nedrįstame galbūt kalbėti, bet apie kurį kalbėti reikia. Jeigu žiūrime į geopolitinę situaciją, tai Rusijos karas prieš Ukrainą yra bandomas pagrįsti religiniais tikslais. Armėnijos Azerbaidžano konfliktas, Izraelio-Palestinos konfliktas turi religinį užtaisą. Europa bando suvokti save, bet taip trindama savo tapatybę, ne ją stiprindama, bet trindama. Ir tą turbūt geriausiai įvardyja arba parodo mūsų šios šiandienos konferencijos užsklaida. Tai yra vieno prekybos centro reklama, kuri buvo publikuota prieš keletą metų, kai tiesiog nuo Kauno bažnyčių, Kauno panoramoje nutrinti kryžiai. Va tokia yra Europos tapatybės dabar raida. Čia peršasi man legendinė apaštalo Pauliaus frazė: visiems tapau viskuo.
Ir tai yra tikrai graži laiško korintiečiams vieta, kaip jisai, būdamas nuo nieko nepriklausomas, pasidaro visų vergas, įdant kuo daugiau jų laimėtų, kaip jisai judėjams tampa judėjų, kad laimėtų judėjus, įstatymui pavaldiems žmonėms lyg būtų pavaldus įstatymui, kad laimėtų pavaldžiuosius įstatymui, neturintiems įstatymų lyg neturėtų įstatymo ir taip toliau. Silpniesiems pasidaro silpnas, kad laimėtų silpnuosius, visiems tampa viskuo, kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėtų. Bet Paulius turėjo tikslą išgelbėti. Europa, man atrodo, tikslo neturi. Jinai tiesiog tampa niekuo arba visiems viskuo. Ir būtent apie tai norėjau šiandien pakviesti mus pasikalbėti. Norėjau, kad susirinktų tokia draugų, bičiulių, bendraminčių bendruomenė, bet atvirai galėtume pasikalbėti apie tai, kas vyksta. Ir džiaugiuosi, kad prie mūsų prisijungia garsus Europos mąstytojai, kurie įves mus į europinį kontekstą. Ir noriu pakviesti šiandien mus visus atsisakyti to tokio įprastinio verkšlenimo apie tai, kad mes giname šeimą, gyvybę ir maždaug nieko daugiau negalim pasakyti. Pagalvokime plačiau, ką mes kaip krikščionis politikoje, krikščionis versle, kultūroje galime pasiūlyti šiuolaikiniam žmogui ir šiuolaikiniai visuomeniai. Ar dar turime ką pasiūlyti? Ar dar turime naujų spalvų subsidiarumo ir solidarumo principams, kurie yra kertiniai krikščionybėje, bet panašu, kad tiek Europos Sąjungoje, tiek ir bendrai Europos valstybėse yra vis labiau užmirštami. Taigi apie tuos dalykus. Ir taip pat siūlau būti kūrybingiam, neapsiribojant tik tai tuo, kad mes giname tradicinės vertybės, kalbą, šeimą, papročius, nes tokia mūsų ideologija. Ne, šiandien pabandykime ieškoti mokslinių kitų pagrindimo svertų, kuriais galėtume drąsiai debatuoti, drąsiai diskutuoti šiuolaikinėje visuomenėje. Jau arkivyskupas į mane rūščiai žiūri, tai aš šitoje vietoje baigsiu. Rūščiai, susižavėjęs. Taigi, dar kartą dėkoju visiems, kad dalyvaujate. Tiesa, sakiau, tuštėja bažnyčios, bet tuštėja ir krikščioniškos konferencijos, bet, sakau, tikiuosi, kad mes šiandien imsime ne kiekybę, bet kokybę. Ir noriu perduoti iš karto sveikinimo žodžiui mikrofoną gerbiamam Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvaldui. Prašau, Kęstuti. Labai džiaugiuosi šią konferenciją ir drąsa ją surengti ir sukviesti žmonės. Nors čia gal nėra daug žmonių, bet kiek išvardinot, gerbiamas Giedriau, dalyvaujančiųjų, tai yra nuostabus fenomenas, nes mes jau kalbamės tikrai ne tik tai nacionaliniam, bet ir tarptautiniam lygmenį, kas yra didelė garbė mums dalyvauti kaip lietuviams Europos vertybių aptarime ir aišku padrasinti vieni kitus ir panagrinėti, ant ko stovi Europa, kokie pamatai ją remia. Pirmiausia, tai labai noriu padėkoti gerbiamam Seimo nariui Giedriui Surpliui už iniciatyvą suorganizuoti šią mūsų konferenciją. Taip pat labai didelis dėkui Johannes de Jong, Salioks tarptautinio fondo įkūrėjui ir direktoriui, vadovui. Mes tik susipažinome čia prieš konferenciją, nepaprasti žmonės mūsų tarpe ir kaip svarbu susitikti. How nice to meet each other, to encourage each other and to share ideas about the best invention. Džiugu šiandien susitikti ir pasidalyti mūsų mintimis apie geriausią išradimą pasaulyje - Europą. Laimėjimo projektas, didžiulio pasiekimo. Ta mes matome iš pirmųjų keliautojų, kurie Europoje pradėjo viduramžiais atradinėti kitas civilizacijas ir žemės ir nežeminant tų civilizacijų, vis dėlto jie pirmiausia buvo nustebę, ką jie ten atrado. Antra, jie buvo nustebę, kiek jie yra patys pasiekę civilizacinę prasme. Atvyksta su laivais, su navigacijos sistemos, kompasu, akiniais, kaminais, ginklais, dalykai, kurie buvo išrasti, kurie buvo technologijos žymė. Ir kas atsitiko šitame krašte, šitame žemynė, kad buvo toksai kūrybiškumo ir laisvės proveržis. Ir aišku, tai buvo sąlygos, kurias suponavo krikščioniška pasaulėžiūra, atsiremdama taip pat į graikų, romėnų ir aišku, biblinės pasaulėžiūros pagrindus. Ir štai mes turime dalyką, žmonių kartu su gyvenimo būdą, kuris 2000 metų
mąstymo tradicijoje yra. Kaip išlaisvinti žmogaus geriausias pusės, kaip gyventi toje visuomenėje, kurioje gerba žmogų, kurioje žmogus jaučiasi laisvas ir kur iš tikrųjų gerbiamos pamatinės žmogiškosios vertybės. Na ir čia mes turime prisiminti taip pat, kad Europa išgyveno ir didžiulius išbandymus. Patys turbūt baisiausi žmonių naikinimo ir genocido įvykiai įvyksta vėlgi Europoje. Nacionalsocializmas, komunizmas nusineša milijonus žmonių gyvybių. Kaip atsitinka, kad tas dalykas būtent čia sukeroja ir tas realizuojama net? Aišku, kad mes laikome egzaminą, kuriame turime budėti, pasak šios konferencijos įžvalgos. Budėti, kad tironas nepaimtų paskutinio žodžio valdžios. Kad diktatūra, kuri dėja yra įmanoma, taip pat negalėtų pavergti milijonų žmonių. Ir dar daugiau, kad žmogus ir jo prigimtis nebūtų žeminama. Šiandien mes Europoje matome išbandymą, kad jeigu Europos šalis pradeda teisti savo žmonės, kad jie cituoja šventąjį raštą, mes suprantame, kad kažkas iš esmės jau yra nebegerai. Tai tiek suprantam, kad yra kažkokia peržengta riba, kur tikėjimo laisvė ir sąžinės laisvė yra paminama. Šiandien mes turime labai galingą pagundą Europoje dauginti teises. Ir tos teisės darosi tokios gausios, kad staiga mes nebežinom, kas yra žmogaus teisės iš viso ir kas jas pamatuoja, kuri teisė yra teisė. Teisių kūrimas turi pasiekmes, nes kiti žmonės turi pareigas laikytis taip pat tų sukurtų teisių. O tos gausėjančios pareigos pradeda spausti žmogaus laisvę. Tai va, paprastai tariant, yra sąsaja tarp to kūrybiškumo kuriant teises ir laisvės praradimo, kuris dėja neišvengiamai yra pasiekmė tokio, vadinkime, kūrybiškumo kabutėse. Kitas labai, sakyčiau, didelis iššūkis, kad mes labai mažai kalbame apie dorybės, kur viduramžių Europa tiesiog buvo sudėjusi dorybių sistemas, kurias laikė žmogaus pagrindinę laikyseną. O šiandien mes tarsi gėdimės apie kalbėti apie tai, sakydami, kad žiūrėkit, yra tik tai žmogaus pasirinkimai. Visi pasirinkimai moraliniai praktiškai niveliuojami į vieną žmogaus apsisprendimą, kur vienas tolygus kitam ir nėra visiškai, sakytume, moralinių pasirinkimų hierarchijos. Ir čia vėlgi yra nuostolis. Dėl to, kad jeigu viskas yra morališkai reliatyvu, gali būti, kad mes nebeturime bendrų sąsajų, kaip susikalbėti, kas yra gera ir bloga, kas yra teisų ir neteisų, kas yra dora ir nedora. Ir čia ypatingas nuostolis yra mūsų jaunai kartai, kuri mato mūsų, reiškia, kalbėjimo būdą ir tiesą sakant daro pasirinkimus. Šiandien daro. Turi gauti tam tikrą prasminį foną pasirinkimam. Ir jeigu tas fonas yra toks maždaug everything goes, kaip pasirinksi, taip turėsi, reiškia mes nedovanojam tos tiesos, prie kurios buvo prakaituota 2000 metų ir atrastos geriausios žmogaus sugyvenimo versijos ir žmogaus prigimties įskleidimo versijos. Taigi turime ką veikti ir aišku, kad šiandienos konferencija yra tiesiog dovana kalbėtis kartu. Dar daugiau, tai yra Europos laisvės išsaugojimo projektas. Bandymas nebe paleisti iki tokio lygio, kad staiga nebegalėsim kalbėti, o tokia konferencija kaip ši apie europinės vertybės krikščioniškas taps tarsi nemandagi, nes netitiks to vadinamo viešo kalbėjimo. Tai turime kalbėti, kol nevėlu, budėti. Ir čia yra mūsų kaip krikščionių pašaukimas. Padėti broliams ir seserims, kurie galbūt nesupranta tos reikšmės ir tos svarbos, neįsigilino į tą ilgą kelionę, kol buvo sukurta ta krikščioniška civilizacija vakarų. Taigi labai nuoširdžiai dėkoju už pastangą, už drąsą
už atsiliepimą visų mūsų brolių ir seserų, tos tarptautinės komandos. Ir tiesą sakant, mes kartu esam stipresni, drąsesni, džiugesni ir dėl to galime vadinti save prisidėjusius prie to projekto, kurį mes vadinam Europą. Aš labai džiaugiuosi, kad su Salux fondo pagalba mums pavyko prisikviesti šioje konferencijoje kalbėti 3 žinomus, garsius ir tikrai labai giliai kapstančius, pasakysiu vėlgi žemaitiškai, pranešėjus. Ir nedelsdamas, prieš tai dar pasakysiu, kad vakar aš mačiau jų skaidres, nes jie atsiuntė skaidres vertėjam, tai su 2 magistrais ne viską supratau. Bet tikiuosi, kad tai padės vėlgi mums praplėsti mąstymo lauką, nes šiandien tikrai susirinkome neverkšlenti, bet, kaip sakė arkivyskupas, kurti Europą. Ir pirmoji mūsų šios dienos pranešėja yra profesorė iš Prancūzijos, Hannah Arendt instituto įkūrėja ir bestsellerio labai provokuojančių pavadinimų Krikščionybės mirtis su klaustuku autorė profesorė Chantal Delsol. Tai jos ir paprašėme pakalbėti apie tai, kokią krikščionybę jinai mato ateities Europoje. Cher professeur, nous vous attendons. Vous m'avez posé la question. Jūs man uždavėte klausimą, koksgi bus tas Archimedo svertas, kurio pavyzdžiu išjudinsime šį sudužusį pasaulį. À ce monde brisé. Autrement dit, sur quel principe est-ce que nous pouvons reconstruire? Taigi, kokiais principais remdamiesi atkursime pasaulį, jei pasaulyje yra tik vertybės. Tai yra tai, kas reliatyvu. Kaip gyventi, kuomet, kaip sakė Nyčė, su didelė kempine nutrynėme horizontą. Tai yra ateitį ir prasmę vienu metu. Devant nous, nous avons un monde déchiré. Tai, kas yra priešais mus, tai yra pasaulis draskomas iš visų pusių. Tai kogi mes visi kartu laikomės įsikibę, koks yra kultūrinis kraštovaizdis, kuris yra mums svarbus. La foi chrétienne, krikščioniškas tikėjimas, kuris laikė mūsų civilizaciją, dabar irsta. Bet kas mums lieka, tai mums lieka tikėjimo darbai. Tai kitaip tariant, kultas pasitraukė, bet liko kultūra. Kultūra, kuri ateina pas mus iš senųjų kultūrų ir krikščionių, ir kur yra mūsų lopšys. Profesorė Delsol, mes dar laukiame tų drąsiųjų, kurie išdrįs užduoti jums klausimą, išklausę tokį išsamų jūsų pranešimą. Bet aš, ko gero, būsiu tas drąsiausias šioje salėje. Galbūt galėtumėte daugiau pakalbėti apie ateitį. Kokią ateitį, krikščionybės ateitį Europoje jūs matytumėte? Įvertinant tai, jog vis mažiau žmonių sekmadieniais lanko mišias bažnyčiose ir vis mažiau žmonių apklausose pasisako esantis krikščionis. Kokią mūsų tikėjimo ateitį matote? Ar galiu kalbėti prancūziškai? Galite ir anglų kalbą? Manau, kad mūsų liks mažuma. Mūsų liks visai nedaug. Ir turime prie to pratintis. Turime gyventi kitaip. Turėsime dar labiau stengtis, liudyti savo pavyzdžių, kaip tą jau darėme 20 amžių. Turėsime save dar labiau ugdyti, liudyti, gyventi evangeliškai ir nieko daugiau. Ir turime įprasti tą daryti, bet kol kas dar nemokame to daryti.
Mes mokame mokyti kitus, duoti pamokas. Bet manau, kad jau supratome, kaip svarbus tas mūsų pavyzdys, mūsų liudijimas. Ir tai vienintelis kelias. Nesitikiu, kad mūsų vėl bus dauguma, bent jau per ateinantį šimtmetį. Toks būtų mano atsakymas. Nemanau, kad turime būti pesimistai. Manau, kad mums tai bus proga pagerėti, tapti geresniems. Pesimistiška nuomonė, bet bijau, kad tai taip pat teisinga nuomonė. Ar būtų dar kokių klausimų ar komentarų? I would like to maybe ask you one more question. Tuomet galbūt norėčiau pasinaudoti galimybę ir užduoti jums dar vieną klausimą. Jeigu tai, ką jūs sakote, yra tiesa, What about the objective truth? tai kokiegi dabar būtų ta objektyvi tiesa? Dabar mes giname objektyvėje tiesą, juokiamės iš tų, kurie sako, jog vienintelė objektyvioji tiesa yra ta, jog tokios objektyvios tiesos nėra. Tačiau, jeigu mes išliksime mažuma ir iš visų interesų grupių būsime mažuma, kaipgi galėsime toliau ginti tą objektyvėje tiesą taip, kaip mes ją matome? Manau, mes, būdami mažuma, turime suprasti, kad gyvensime mitų vandenyne. Tai jau prasidėjo. Aplink mus yra daugybė mitų. Gyvensime tarp žmonių, ne tarp tų, kurie ieško tiesos, o tarp tų, kurie mano, kad tiesos nėra. O mes manome, kad tiesa egzistuoja ir kad jos reikia nuolat ieškoti. Ir mes turime apie tai kalbėti, kad kaip svarbu ieškoti tiesos. Bet neįtikinsime visų, nes gyvename tarp mitų ir turime pratintis prie to. Dėl šios priežasties manau, kad turime labai tiksliai mąstyti, bet kartu likti labai tolerantiški, labai išmintingi ir ramūs. Ir į viską žiūrėti gana giliai. Ir turime peržengti tuos šimtmečius. Turime tikėtis ir turime turėti kažkokį išskirtinį bruožą. Turime būti pasitikinti savimi, giliai mąstyti ir eiti į priekį, nepaisant tų mitų ir įžeidinėjimų. Nieko baisaus. Aš manau, kad mums pavyks, bet mes turime turėti tą tokį ypatingą charakterį, ypatingą savybę. Ko mes netekome ir kur netekome, kad dabar daug ką turime vėl atrasti iš naujo. Kur mūsų buvo padarytos klaidos, susitapatinimas su dauguma ir nusiraminimas, įsivaizdavimas, kad esame nepakeičiami. Ir antras momentas, tas kultūrinės krikščionybės fenomenas, kuris taip pat prisideda prie tų mitų įsigalėjimo, kai žmogaus gyvenimą šiandien apskritai formuoja būtent tas, toks mitinis požiūris į save, į laiką ir savo aplinką. Tai kur mes netekome to, apie kurį dabar kalbame, kad turime stiprinti? Kada, kur, ko ir apie tą kultūrinę krikščionybę. Jeigu jūs kalbate apie galę, tai krikščionybės pabaiga reiškia, kad krikščionybė praranda savo galę. But Christianism is not finished. There is Christianism, but it lost his power. That's all. Krikščionybė neteko savo galios, We have no savo more auros. power. We are minority. Mes tapome mažuma, netekome savo galios. I don't see what happened more from pandemic. Nežinau, kas nutiko po pandemijos. People Nemanau, are individualistic. So kad kažkas nutiko, kažkas kito nutiko. Tiesiog žmonės tapo individualistais. Sometimes, but they are Kartais taip nori reikštis bendruomenėse, tačiau
Jie dabar yra tapę individualistais ir yra labiau linkę likti vienišiais, užuot bendrauti bendruomenėje. Mažose bendruomenėse mes galime imtis tam tikrų veiksmų. Mažose bendruomenėse galime veikti, tačiau tai yra ganėtinai sudėtinga, tam reikalinga drąsos. Štai tokia diskusija. Daugiau pranešimų, daugiau diskusijos galite pažiūrėti nuėję į Seimo YouTube paskyrą ir tiesiog peržiūrėję visą įrašą. Sėkmės iki kitų laidų. Iki.